Nijolė skuba į susitikimą su informacijos technologijų ir mokymo centro vadove bei įkūrėja Skaidra Vaicekauskienė, kuri šį rytą atskleis, kokios skaitmeninės kompetencijos ir kokios programos yra svarbios šiuolaikinėms moterims siekiančioms sėkmės ir efektyvumo ne tik darbe, bet ir gyvenime. Tai labas rytas, Skaidra. Labas rytas. Sakykit, kiek yra svarbu mūsų Lietuvos moterims šiuo metu tas kompiuterinis raštingumas ar skaitmeninės kompetencijos? Šiuo metu, ypač dabar, kai karantinas, ypatingai svarbu, nes mūsų visi verslai, mūsų darbai, visi perėjo į elektroninę erdvę, į nuotolinius mokymus ir nuotolinius darbus. Tai be galo svarbu pasidaro viskas, nuo pačių mažiausių smulkmenų ir nuo pačių paprasčiausių dalykų kompiuteryje, kad susitvarkyti kamerą, mikrofoną, kad galėtumėm bendrauti, iki Excelio, PowerPoint'o, Word'o netgi. Suprantam, kad reikia padaryti darbus greičiau, paprasčiau, efektyviau ir sutaupyti laikas. Aišku, taupysim dar ir nervus, todėl kad nesinervisim, šitą programą man neleidžia kažko padaryti. Mūsų gyvenimui persikėlus į internetinę erdvę, kokios yra vis dėlto programos irgi svarbios moteriams tikriausiai. Man įdomu, kas moteriam yra svarbu. Vienas iš populiaresnių kursų šiuo metu pasirodo vis yra Zoom'as. Jau atrodė, kad jau banga praėjo, visi išmokom dirbti. Ne. Toliau labai aktualūs PowerPoint'o kursai, dėl to, kad PowerPoint'o dabar staiga irgi prireikia visiems. Ne tik, kad ten kažkam reikia pristatinėti tam tikras ten paslaugas ar paskaitas, bet dabar žymiai daugiau prasiplėtė ratas naudojančių PowerPoint'ą, tai PowerPoint'o be galo svarbus kursai. Vieni iš populiaresnių. Anot mokymų centro vadovės, verslams keliantis į skaitmeninę erdvę išpopuliarėjo ekspertų vedami seminarai, duomenų, intelektualinės nuosavybės, domeno apsaugos klausimais, taip pat kompiuterinės grafikos, maketavimo, Photoshopo mokymai. Šiuo metu populiariausi mokymai kompiuterinės grafikos. Pirmiausia yra Adobe Photoshop mokymai. Tai yra kaip sutvarkyti nuotraukas, kaip pasidaryti gražias nuotraukas ir jas įkelti į tos pačius mūsų Facebook'o puslapius, į savo internetinius puslapius, Instagram ir panašiai. Tai tą gali išmokti tikrai daugelis žmonių ir savo tikslais tą naudoti, turėti gražius, nesamdant kažkokių marketingo įmonių didelių. Maketavimas ir grafinis dizainas kursas toks tinkantis pradėti reklamos mokymus, kad po šitų kursų žmogus išmoktų maketuoti ir galėtų dirbti leidybos kažkokioj spaustuviai ar reklamos gal kažkiek agentūrai ir maketuoti eilinius ten knygas, laikraščius ar nedidelius ant bukletus. Anot Skaidros, maketavimo ir grafinio dizaino kursus neretai renkasi tos moterys, kurios nori ne tik išbandyti savo gabumus šioje srityje, bet neretai jų tikslas kur kas rimčiau pagilinti maketavimo žinias, o kai kada net ir persikvalifikuoti. Dizainerė Giedrė Dabkuvienė pradedančiųjų maketavimo ir grafinio dizaino kurse studijuoti pradėjo dar prieš pirmąjį karantiną, o antrojo karantino metu nusprendė tęsti mokymus ir neseniai baigė maketavimo ir grafinio dizaino pažengusiems kursus. Kaip pati sako, nors karantinas pakoregavo akademinį mokymą ir kursai vyko nuotoliniu būdu, nuosekli profesionalo palyda leido pagilinti savo žinias ir jau įtvirtinti turimas. Į Nijolės klausimą, ką davė šie kursai, Giedrė atsakė atvirai. Sužinau pirmą, kad ne viską žinojau, nors galvojau, kad žinau viską. Tai viena, sužinau keletą opcijų, kurias atrodo jau žinau programą ir valdau ją ir viskas tvarkoja, bet vis dėlto, kai sužinai tą vieną ar antrą funkciją, tai yra didelis džiaugsmas, nes tu pagreitini darbą ir galų gale kažkaip smagiau dirbti. Kad vis dėlto reikia kartais atsinaujinti ir ieškoti naujovių ir bandyti siekti tobulėti kokybę darbo. Tai žinau, kad tarkim, jeigu aš patariu darbą, jisai turės tęstinumą ar spaudo ar kur kitur, jį galės galbūt kitas maketotojas keisti, tai irgi gaus produkto darbą, kuris yra kokybiškai atliktas ir tikiuosi teisingai atspaustas. Jeigu galvojate, kad mokymai trunka labai ilgai, klystate. Pavyzdžiui, Photoshopo programos mokymai trunka 3 kartus po 3 valandas. Maketavimo kursuose užtruksite paskaitoje kartą per savaitę 4 mėnesius. Tiesa, ilgametę mokymų patirtį turinti Skaidra Vaicekauskienė pabrėžia, kad būtini darbo kompiuterių įgūdžiai ir žinoma namų darbai, kurie padės įsisavinti žinias. Aš tikiu, Skaidra, yra žiūrovų, kurie sėdi ir galvoja, Dieve, kaip tai yra sudėtinga, nes aš tokia pati, aš visą gyvenimą grojus fortepijonu, kompiuterio
kompiuterį tikriausiai priliečiau tik pirmam kurse. Tai ar jūs man galite parodyti, nuo ko, sakykime, reikėtų pradėti, jeigu aš pasirinkčiau Photoshopo kursus, kas man yra aktualu. Nes aš kuriu savo socialinę erdvę, noriu, kad turinys būtų gražiai pateiktas. Ar galim tiesiog čia, dabar pasižiūrėti, kiek tai yra sudėtinga ir ar tai yra įmanoma toms, kurios niekada nelietė kompiuterio, taip iš esmės. Kadangi Photoshopas reikalauja truputėlį tų bazinių kompiuterių žinių, tai kaip tik patikrinsim, Nijolė, gerai. Tos eilinės žinios apie kompiuterį, tai paprašom. Gerai, ačiū. Einu, miela dėstytoja, lektorė, duokit užduotį ir dirbame šį su Adobe, matau Photoshopo programėlę, aš jau tiek viską žinau, kad jau, man netgi, tiek tai reikia, žiūrėkit dėstytoja, taip, aš jau labai daug įsiaiškinau. Jau ruošinukas yra, įrašai į Facebooko sieną, taip? Taip. Tekstą, dabar parašysim tekstą, tiesiog, čia yra kažkoks tekstas, Nijolė užduotis yra kol kas parašyti tekstą, paskui bus kita užduotis dar pakeisti spalvas, tai dabar rašom tekstą. Rašom tekstą. Pirmą ištrinam Šitą ištrinam. Parašym. Puikiai. Mokytis niekada nevėlu, mes pačios. Tai dabar dar mes pačios pakeičiam spalvelę. Aha. Dėstytojai, jūs irgi labai greit gaudotės. Taip, kur turėčiau pakeisti? Na, aš jau atlikau savo pirmąją pavestą užduotį, Facebooko maketas jau sukurtas, taip kad užsukite mielosios į mūsų Facebook paskyrą. Ten jūsų laukia visada staigmenos, konkursai, o aš jums, miela dėstytoja, dėkoju už žinias šį rytą.